Sveikučiai! Šiandien rūkinu fantastiško skonio lašišą ir taip, rūkinu ant dujinio griliaus. Turiu keletą skirtingų prieskonių mišinių idėjų, kai rūkinu žuvį, bet kaip visada naudoju šį kartą druską, juodus pipirus, taip pat granuliuotus česnakus, chmelį sunėlį prieskonių mišinį, taip pat dedu kajeno pipiriukų ir šį kartą dedu truputį rudo cukraus. Toks prieskonių mišinys labai tinka rūkinant žuvį bet kokiu būdu. Tai ar tai būtų kamadas, ar tai būtų, kaip šiuo atveju, dujinis grilius, jokio skirtumo nėra. Prieskoniuojam lygiai taip pat. Aš dedu prieskonių tikrai labai nemažai ir šį kartą nemarinuosiu ilgai, tai yra kokios kelios valandos, kad prieskoniai šiek tiek įsigertų. Todėl gana gausiai įtrinu jais ir tiesiog padedu šaldytuve pastovėti. Daug kas iš jūsų turbūt nesat bandę rūkinti žuvies dujinėme griliuje. Aš dujinį grilių naudojau labai ilgai ir tai yra antras mano grilius. Šį kartą išsitraukiau jį iš garažo, nes jau kokius 3 metus turbūt nenaudojau. Ir dėja neradau dėžutės skirtos pjuvenoms, į kurią dedamos medienos pjuvenos. Tai teko nusipirkti naują, bet yra trūkumas, iš kurį iš karto matau, tai yra labai didelės skylės. Per tas skylės ne tik išbyra net ir stambios pjuvenos, bet taip pat yra labai didelė rizika, kad jos gali užsidegti. Tai kaip tik ir atsitiko ir pamatysit vėliau, kaip tai išsprendžiau ir sėkmingai išrūkinau žuvį. Anksčiau gal rūkindavau žuvį šiek tiek paprasčiau, bet kadangi jau daug metų naudoju kamadą, tai pasiskolinu kelias idėjas. Tai viena iš jų naudoti tam tikrus karščio deflektorius, tai naudoju didelį picos akmenį, taip pat dar naudoju antrą picos akmenį su tarpu oro, kad kuo mažiau kaitros tiesiogiai pasiektų žuvį. Visas rūkinimas turėtų vykti maždaug apie 100–120 laipsnių temperatūroje ir tam užtenka vos vieno degiklio. Tai viską tiesiog sudedu visus priedus į grilių ir leidžiu viskam truputį pašilti. Taip pat svarbu yra tas pjuvenas pašildyti, kad jos pradėtų rūkti. Ir jeigu tas nevyksta, tai dar papildomai uždegu šiek tiek iš apačios, tam, kad jos pradėtų smilkti. Tada bus galima pradėti rūkinti žuvį. Kiekvienas prietaisas turi savų privalumų ir trūkumų. Tai dujinio griliaus pagrindinis privalumas, tai kad tiesiog paspaudė mygtuką užsikūrė ir galima kepti kažką. Didelis trūkumas tai yra tai, kad maistas yra be skonio dažniausiai, neturi to rūkyto skonio, tą galima išspręsti įvairiais būdais. Ir dar labai sunku išvalyti tas groteles. Ir yra tokie deflektoriai metaliniai, prie kurių labai priskrunda viskas. O šiaip labai patogus daiktas naudoti. Na ir šį kartą neapsėjo, kaip sakant, be nuotykių, nes tos didelės skylės reiškia, kad daug oro patenka ir tos pjuvenos tiesiog linkia užsidegti. Pirmas požymis, kad kažkas negerai, tai yra tai, kad staigiai pradeda kilti kepsninės temperatūra ir dar papildomai sumažėja dūmų išsiskiriančių. Nieko čia baisaus neatsitiko, tiesiog sugalvojau, kad reikia tą skylės pamažinti. Ir pradžioj užgesinu viską uždėdamas tą deflektorių, o paskui tiesiog pridėsiu šviežių pjuvenų ir padarysiu taip, kad kuo mažiau oro pakliūtų, kad jos šiek tiek mažiau galėtų degti ir viskas toliau sėkmingai rūkinsis. Aš šį kartą naudoju nestandartinę medieną, tai yra vyšnių mediena, vyšnių medienos drožlės, kurios tikrai labai tinka prie lašišos, nebūtinai tinka mėsai, bet lašišai man, pavyzdžiui, labai tinka. Kad pjuvenos užsidegtų, joms reikia oro ir per tas didelės skylės jo tikrai patenka daug. Tai kaip tą problemą išsprendžiau, tiesiog paėmiau tokį metalinį padėkliuką, kurį uždedu ant viršaus ir viskas sėkmingai toliau rūkinsis. Jeigu perkat kažkokią panašią dėžutę rūkinimui, tai žiūrėkit, kad tos skylutės būtų kuo mažesnės. Mano ankstesnė dėžutė, kurią turėjau ir nesugebėjau dabar surasti, turėjo vos ten 3–4 mm tokias skylutės prigręžiotas ir to pilnai pakanka, kad sėkmingai tos drožlės rusentų. Visas rūkinimosi procesas užtrunka maždaug 1,5 valandos, 2 valandas ir tai yra tas pats kaip ir kamade. Koks čia yra privalumas dar papildomas, lyginant su kamadu, tai yra tai, kad labai daug yra tarpų dujiniam griliuje. Ir reikia gerokai intensyvesnio to dūmo, bet kartu labai gerai viskas cirkuliuoja ir vedinasi tuo pačiu metu. Tai skonis būna tikrai geresnis, kuo daugiau oro, kuo didesnė ta dūmų cirkuliacija intensyvesnė, tuo yra geresnis skonis.
bet tenka pridėti kelis kartus tų drožlių, nes jos pakankamai greitai sudega. Atkreipiu dėmesį, kad aš drožles dedu sausas ir jų tikrai nemirkau, nors netgi ir ant pakelio būna parašyta, kad galima jas pamirkyti, taip jos aišku ilgiau rusens, bet problema yra, kad skonis pasidaro labai neskanus, jisai tampa toks labai nemalonus, tarsi toks purvinas dūmas. Todėl tiek kamade, tiek ir ant dujinio griliaus naudoju sausą medieną. Vidinė temperatūra, kurią noriu pasiekti, yra apie 54 laipsnius Celsijaus, tam, kad žuvis išliktų sultinga ir skani. Jeigu rūkinant vaivorykštinių upėtakį, tai temperatūrą galima šiek tiek ir pakelti daugiau, netgi ir iki kokių 60 laipsnių, nes kuo žuvis turi daugiau riebalo, tuo galima ilgiau ją rūkinti. Na, o šį kartą mano lašiša tikrai puikiai pavyko, matosi pagal išvaizdą. Tai visų pirma, neišteka tie baltymai, reiškia neperkaitinta žuvis yra. Jeigu jų ten vienas kitas lašas pasirodo paviršyje, tai nieko baisaus. Bet svarbu yra išlaikyti gana žemą temperatūrą rūkinant. Kitas požymis, kad žuvis yra tinkamai išrūkinta, tai yra, kai jos skaidulos tarpusavy tiesiog atsiskiria tokiais sluoksniais. Tai reiškia, kad jinai yra pasiekusi savo idealią temperatūrą, yra ir kartu išrūkinta, ir dar neperdžiovinta, tai visada yra geresnis skonis. O kvapas yra tiesiog nerealus nuo tos vyšnių medienos. Tai jeigu turit kokių vyšnių kaladėlių, galite ir kamadę pabandyti lašišą parūkinti. Tai yra ypatingai geras skonis ir labai geras derinys. Taigi, įjungus truputį fantazijos, galima išsirūkinti labai puikią lašišą, netgi ir dujinėme griliuje. Žinau, kad dauguma jūsų žiūrit mano video dėl kamado būtent patiekalų, bet parašykit komentaruose, kokį norėtumėt patiekalą, kad pagaminčiau dujinėme griliuje. Tiesiog kartais įdomu praplėsti savo supratimo ribas, ką ir kaip galima padaryti skirtingais įrankiais. Skanaus ir iki kito karto.